laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Ūkininkui Jonui Kvarinskui širdį glosto faktas, kad jo sūnus Rolandas seka tėvo pėdomis ir tapo ūkininku. Prieš 6 metus Rolandas pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama, skirta jauniesiems ūkininkams įsikurti. Šiandien jis ne tik naujų purkštuvų prižiūri kviečių lauką, bet ir turi mėsinių galvijų, limuzinų ūkį. Tėvukas 15 metų su gyvuliais dirba, tikrai padeda. Kartais klausau, kartais neklausau patarimų, bet tai sutarėm. Paramą savo ūkiui pradėti jaunieji ūkininkai gali gauti ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų laikotarpiu. Lėšos skiriamos pagal priemonės ūkio ir verslo plėtra veiklos sritį parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Jeigu paimsim pačią statistiką ir panalizuosim, kokia yra mūsų ūkininkų ūkių struktūra, mes pamatysim, kad daugiau kaip pusė visų mūsų ūkių savininkų yra iš tikrųjų garbaus amžiaus. O tai reiškia, kad po keletos metų turėtų ateiti nauji jauni ūkininkai, kurie tęstų šitą veiklą. Ir be abejo šitą priemonę jinai ir skatina jaunų žmonių atėjimą į žemės ūkio sektorių. Pradedantysis ūkininkas, jeigu jo paraiška paramai bus patvirtinta, gaus vienkartinę išmoką. Jaunųjų ūkininko priemonėje parama, kur yra skiriama jaunųjų ūkininko įsikūrimui, yra 40 000 eurų. Ir tai yra parama skiriama visa kompensuojant 100% tos 40 000 padarytom išlaidom. Na, pats pareiškėjas šitą paramą gali panaudoti per 3 paraiškas. Pirma paraiška gali būti iki 50%, antra gali būti 30%, likusi 20%. Bet kas paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui gauti negali. Reikia atitikti tam tikrus kriterijus. Turi būti įregistruotas ūkininko ūkis, įkurta žemės ūkio valda. Pats pareiškėjas turi turėti žemės ūkio išsilavinimą, na ir pats paskutinis momentas, tai iš tikrųjų pareiškėjas dar neturi būti deklaravęs savo pasėlių. Paraiškos vertinamos balų skirimo tvarka. Kuo daugiau kriterijų atitinki, tuo daugiau balų gauni. Vadinasi, tuo daugiau šansų gauti paramą. Pareiškėjas gali gauti balų, jeigu jis investuoja į sodininkystę, daržininkystę arba gyvulininkystę. Motyvuoja ir dar vienas kriterijus. Čia svarbu ne patirtis, o jaunystė. Už ją taip pat skiriami balai. Parama yra skiriama jaunajam ūkininkui, tai reiškia, kad pareiškėjas turi būti jaunesnis negu 40 metų amžiaus. Bet jeigu pareiškėjas yra jaunesnis negu 30 metų, jis gali gauti daugiau balų. Paraiškų rinkimas prasidės Liepos 1 dieną. Paraiškos bus renkamos visą Liepos mėnesį. Vienas žodis Lietuva.